tikrųjų geležies papildų dabar yra rinkoje tikrai labai nemažai ir dauguma naujausių papildų, jie dažniausiai jau skrandžio, kaip ir nebedirgina. Tai kiekvienu atveju papildas renkamas individualiai ir būna tikrai atveju, kad vienam tinka, kitam šitas netinka. Tai automatiškai, jeigu žmogui tas paskirtas preparatas sukėlė tam tikrų šalutinių reiškinių, ar pykinimą, ar viduriavimą kažkokį, ar galbūt blogumo jausmą, tai tariamės ir keičiam į kitą preparatą, nes tikrai jų turim labai labai nemažai ir, žinote, kas tinka vienam, nebūtinai tiks kitam. Tai žodžiu, čia visą laiką tiesiog reikia kalbėti su gydytoju ir bandyti atrasti tą geriausią variantą. Iš esmės visi tie geležies preparatai, kuriuos mes turim, jie vis tiek visi veikia. Jų yra skirtingos cheminės galbūt tenai sudėtis, bet skirtumas formų yra koks, kad mažiem vaikams vis tiek mes dažniausiai renkame sirupą vien dėl to, kad jie tablečių arba kapsulių praryti negali. Vyresniem vaikams patogiau, žinoma, visada yra nuryti tabletę arba kapsulę ir natūralu, kad tabletė į kapsulę visada bus mažiau tų sudedamųjų dalių, kurių tėveliai dažniausiai bijo, nes tie sirupai būna saldus padaryti tam, kad vaikai juos noriai gertų. Tai dažniausiai ten būna gliukozė, fruktozė, šiaip įvairiausių visokių saldiklių pridėta, tai galbūt tas kartais atbaido, bet jeigu prioritetas yra pakelti geležies atsargas, tai ir vaikas kitos formos nenuryja, tai žinoma, kad tie sirupai be abejonės vis tiek yra reikalingi ir būtini vaikui. Tai kokią formą pasirinkti, tai sakau, individualiai tariame su kiekvienu pacientu, nes gali būti tai ne tik, tarkim, tabletės, kapsulės ar sirupai, gali būti milteliai, gali būti granulės tirpstančios burnoje, yra ir purškiamų šiais laikais preparatų į burną, tai tiesiog reikia teisingai atidozuoti ir pasirinkti tinkamiausią formą. Yra ir leidžiami geležies preparatai, tai vaikam faktas, kad mes visą laiką startuojame nuo geriamų, nes tai yra kiekviena intervencinė procedūra vaikui yra papildomas stresas ir jam paprasčiau yra namuose sugerti, bet tikrai kartais tenka ir lašinti geležį, tai dažniausiai būna tokiais atvejais, kai vaikas geriamųjų preparatų arba netoleruoja, arba mes su jais negauname efekto, arba turime kažkokią virškinamojo trakto patologiją, kuri tiesiog neleidžia geležies preparatams pasisavinti. Tai tikrai taip, tokių yra ir vaikai lygiai taip pat, jeigu reikia, yra gydomi ir intraveniniais geležies preparatais.